Sveiki gyvi, seniai matyti. Truputėlį buvau apleidęs filmavimus, nes truputėlį supykau ant YouTube, bet kadangi neradau geresnės platformos kurti ir dėti video, tai grįžtu. Šiandieną parodysiu, kaip aš perdarinėju XTZ 660 Tenerės išmetimą. Galėsit ir patys nusikopijuoti, pasidaryti. Kaip sakant, atiduodu jums darbinės paslaptis, imkit ir vartokit. Šitas išmetimas yra nuo 2008 metų Tenerės. Galima jį perdaryti, kad gražesnis garsas būtų ir paprasčiau, bet kadangi čia turiu atvejį, kada viduj yra kažkas atitrūkę, aš įtarčiau iš to, kas iškrito iš vidaus, kad čia katalizatoriaus problema. Teks jį išsipjaustyt. Tai ši čia yra viršus, ši čia yra apačia. Ir kadangi paprasčiau yra iš apačios viską apsipjaut, tai aš pjausiu visus šitų perimetrų aplinkui. Aišku, dabar dar apsivalysiu aš su dratinuku. Ir tada šičia, kur tiesios gražios linijos, kad būtų paprasčiau, naudosiu bulgarkę, liaudiškai tariant, su tokiu siauru diskeliu 1-2. Šičia, kur yra sudėtingiau aplinkui, čia jau bus naudojama plazma. Ką, pjaunam, žiūrim, kas yra viduj. Ir toliau parodysiu, ką galima perdaryti, kad išgauti puikų garsą ir nesugadinti gražios išvaizdos Teneriai, dedant visokius ten aftermarket brangius bakelius, kurie ir vaizdą sugadina, ir garsas nebūna labai jau geras. Ir štai kokį mes šią grožį turim. Taip, dabar pjovimo metu su plazma reikia atsipjauti šičia. Yra akivaizdžiai matosi šitos vietos užvirintos. Jos laiko viršų dvigubą sluoksnį. Reiškia, mes turime apsipjauti šitus dalykus visus. Tada šitoj vietoj yra katalizatoriaus vamzdis. Šičia reikia atsipjauti. Irgi štai tokiu pjovimu. Tai čia maždaug turime 3 cm ir nuo šitos skylės ir 3 cm nuo šitos. Brūkšnys, viskas, nusiema. Tada šitoje vietoje dar yra, tai šičia yra suvirinta iš vidinės pusės, bet į tai kreipdėmesio nereikia. Palankščius tiesiog tas korys jisai atsilupa. Ir visi šitie šonai, šičia nusipjauna su plazma. Šičia su kampiniu šlifuokliu nusipjauna, šičia su plazma. Ir vaizdelis viduj. Štai katalizatorius. Čia aišku dabar su plazma pjaunantis į biškutį apsidirbo, bet jisai jau seniausiai yra užsikišęs, pasilydęs, ištirpęs, išbyrėjo visi šitie koriai. Šitas dalykas ir baladojasi viduj, dėl to ir garsas buvo prastas. Aišku, jisai ir standartė yra toksai švilpukas, neišmetimas. Tai šitą vietą jau, kaip sakant, nieko nebepadarysim, tenka likviduoti. Irgi su plazma išpjoviau, kad nebūtų čia toksai vamzdis. Ir standartiškai šičia stovi katalizatorius, srautas ateina iš variklio, šičia yra pirmas čemberis, sugeriamas garsas, tada keliauja per šitą vamzdį, šičia yra užglušinta. Srautas tada šičia išsiplečia ir tada per 2 šitus išėjimus išeina lauk. Galiukai yra labai maži, čia gal kokie 20 mm. Tai ką dabar reikia padaryti? Reikia padaryti šičia daugiau skylių, tiesiog kad srautas būtų didesnis,
kad jisai nebūtų glušinamas. Vis tiek jau kadangi katalizatorius yra panaikintas, tai šito daikto daug labai modifikuoti nereikia, tiesiog sudrėlę papildomai skilučių padaryti ir šitie vat yra išėjimai lauk. Tai iš esmės, jeigu katalizatorius nėra pažeistas, niekas tenais viduje nesimakalatuoja, tai galit atsipjauti viršų iki šitos vat zonos, tiksliau apačią iki šitos vat zonos, tada vat kada jau randat šitus dalykus, pjauti reikia lauk šitus vamzdžius ir šičia įdėti galiukus didesnio diametro, tai aš dažniausiai dedu 40 mm, tada labai puikiai sutinka tas diametras čia su tom blekeliam, kurios yra uždedamos dėl grožio ir telpa vamzdis, ten nereikia nieko stipriai perdarinėti ir šitas atstumas yra 5 cm. Gaunasi, kad 2 cm išlenda lauk ir 3 cm išlenda į vidų. Aišku, kadangi katalizatoriaus jau nėra, šičia bus garso truputėlį daugiau, tai aš tiesiog šitus vamzdžius irgi darysiu truputėlį kitaip negu kad visą laiką, truputėlį sudėtingiau. Dėsiu vamzdį iki pat šičia, jį perforuosiu, iki pat šitos vietos bus perferavimas, dėl to bus nudroseliuojami aukšti dažniai ir bus pakankamai gražus garsas. Vėlgi, skylutės turi būti maždaug 3-4 cm iki šitos vat zonos. Kam to reikia? Tas vat atstumas, jisai suteikia žemo dažnio. Skylutės, kodėl nepadarau, pavyzdžiui, šiuo atveju nepalieku, to, kaip ir prieš tai minėjau, 5 cm vamzduko, jau bus per daug garso, gali nepraeiti technikinės, dėl to toksai sprendimas. Vėlgi, jeigu nereikia lysti prie katalizatoriaus zonos, tai pats išardymas bakelių yra žymiai paprastesnis, atsipjaunamas šitas perimetras iki šitos juostos, orientuotis galima pagal šitas suvirinimo siūles ir tada taip išilgai įpjaut, nereikia ten labai giliai pjaut, kad nepažeist šitų vamzdžių, o nusipjovimas šitų netgi galima pasidaryti su siaurapjūkliu, žodžiu, jūsų teisė rinktis instrumentą. Šitas dalykas pagelbėjo su visom šitom užvartom ir panašiai. Vidų irgi pavyko ten prasivalyti, kad nebūtų gręžimo metu paliktų užvartų ir jos tenais netrukdytų srautui labai jau stipriai. Na, aišku, čia tokie dalykai nelabai stipriai keičia situaciją, bet vis tiek. Šičia papildomos skylės, šičia šitos ir iš tos pusės viskas uždaryta. Dabar ką reikės padaryti, susitvirtinti va štai šitą galą, kad jisai nevibruotų, neskleistų garso. Šitą prisisegti prie apačios, nes čia jau nebeprieisiu prisegti. Toliau šitie dalykai pasidarė ir jos irgi šičia reikės apvirinti. Šičia aišku daug labai virinimo, galvoju gal su pusautomačiu, gal su tigu, nežinau, dar nuspręsiu. Skirtumas, kas buvo prieš tai ir kas yra dabar, na nei daug, nei mažai. Čia 35 skersmens vamzdukai, duos pakankamai žemo dažnio ir nebus pernelyg garsu. Taip, dabar dar šitas vietas apsivalysiu irgi, kad netrukdytų tam visam reikalui gražiai sugulti. Šitus dalykus irgi tarpusavį, tas dvi plokštės suvirinsiu, kad tiesiog nebūtų vibracijų. Visą laiką kažką, jeigu darot, tai pasitikrinkit, ar nėra kažkokių ten barškėjimų. Čia aišku, dabar šitie neprivirinti, tai barškės, bet pabandykit nužvelgti į ateitį, nes kitu atveju, jeigu padarysit iš karto prastai, vėl reikės viską pjauti, vėl per naują viską daryti. To mes turbūt nenorim. Tai kas neturit štai tokių gręžimo staklių, tai aišku, užsiknisit, tai gal iš karto tada ieškokitės nusipirkti perforuoto vamzdžio, nes per porą dienų turbūt nespėsit pasidaryti tokį žaisliuką. Na viskas, gana čia pliurpti, virinu dangtį atgal ir bus baigtas išmetimas.
va štai tiek darbo, dabar jau viskas padaryta. Nebuvo lengva virinti dėl to, kad šita skardelė yra labai plona. Aišku, dar iš vidaus yra ten visokių purvų, nes dvigubos skardos, kurių neišvalysi, tai vėlgi idealios siūlelės nepadarysi, na, bet tikrai neblogai gavosi visumoje. Viskas. Dedam ir važiuojam.